Dėkui, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie pridėtinės vertės mokestį dviem požiūriais – socialinio teisingumo ir konkurencingumo. Socialinio teisingumo požiūriu pridėtinės vertės mokestis yra regresyvus, tai yra sunkesnė našta tenka mažesnės pajamas turinčiam žmonėm ir todėl mes po to turime didinti socialinės subsidijas. Galbūt reikėtų elgtis atvirkščiai. Konkurencingumo požiūriu Europa yra paslaugų ekonomika. Mes pasaulyje galime konkuruoti savo paslaugom, pritraukdami turistus ir be abejo svarbu, kad tos paslaugos būtų pigios. Jeigu palyginti su Jungtinėm Amerikos valstijom, tai mūsų tas pardavimo mokestis arba pridėtinės vertės mokestis yra daug didesnis. Galbūt šią perspektyvą reikėtų įvertinti, kalbant apie labiau koordinuotą mokesčių politiką, nors aišku tai viskas šalių narių sprendimas.